Šiandien serviruoju Jums pokalbį su Ieva Vaitytė, kuri yra atsakinga už emigracijos klausimus Australijoje. 2012 metais pradėjusi dirbti su vizų klausimais, šiandien dienai Ieva padeda daugybei žmonių iš viso pasaulio pasirinkus Australiją joje įsitvirtinti. Tai serviruoju Jums nuostabų pokalbį su Ieva, linkiu gero žiūrėjimo ir tikiuosi, kad rasite sau daug naudingos informacijos. Aš noriu iš tikrųjų sužinoti pirmiausia, kaip tu atsidūrei čia. Kaip aš atsidūriau? Kodėl Australija? Lietuviškai tai prašau gerai. How did I come to Australia? Oh my God. What is my story? Iškirpkit šitą. Aš pasirinkau Australiją dėl tos pačios priežasties, kaip daugelis lietuvių, kuris pasirenka Australiją. Tai yra kaip ir žinai, Australija atrodo kaip šalis, kaip rojus. Nes tu iš tikrųjų atkeliavusi į Australiją prieš 15 metų, ne? Į Australiją aš esu atkeliavusi 2006 gale. Kas skaičiuot moka? Daug. Finansininkė. Daug. Daug metų praėjo. Daug. Turbūt kažkur apie 20. Kas mane traukia? Mane traukia geras oras. Kaip jis sakytų, pasižiūri į šalis. Sėdi Lietuvoje, šaltame, žinai, šaltoj šalyje. Šaltoj, tamsioj. Taip. Tada nuotaika tokia. Taip, tada pamatai šalį, kuri yra ganėtinai toli nuo Lietuvos, kuri yra apsupta vandenyno, kuri yra apsupta saulės, palmių ir nerealių papūgų, ne? Kengūrų. Kengūrą matei nors vieną? Gyva ne? Nu kaip? Meluoju. Zoologijos sode. Zoologijos sode. Mano buvo lygiai tokia pati istorija. Aš atvažiavau ant studentų vizos ir kaip studentai Australijoje visi labai žiauriai juodai dirba iš tikrųjų. Nes kai tu atvažiuoji į Australiją, tu atvažiuoji į šalį ir tu nežinai, kokia jinai yra iš tikrųjų brangi ir kiek viskas kainuos. Tai belieka tik tai sėdėti, mokytis, dirbti. Taip. Tai aš kengūrą pirmą pamačiau po 3 metų. Tai dar liko man metai, nes tik su kengūra. Čia toks, žinai, yra, kad po 3 metų pradedi matyti kengūras. Ne, iš principo statistika tokia yra su žmonėms, su kuriais aš ir šiaip esu susitikus Australijoje, kad pirmieji 3 metai būna sunkiausi. Yra tokia adaptacija. Tai kaip ir daugelis, kaip ir mes, oras, vandenynas, palmės, šiluma, saulė, šviesa. Ir dažniausiai tu bėgi nuo kažko. Bėgi, ieškai kitokio gyvenimo, ar ieškai naujų, kaip jau vadinasi, challenges. Iššūkių. Galiu aš įsiterpti, kad pavyzdžiui mes nei nuo ko nebėgom, bet kad galimybės, oras, anglų kalba, va čia pirmi dalykai, oras, anglų kalba dėl to Australija. Kokios galimybės? Geras, kokios? Pasaulio miestas, vienas didžiausių, vienas gražiausių, žymiausių pasaulio miestų. Lietuva yra nuostabi be galo, bet yra be galo mažyti ir jos nieks nežino. Nu kaip? Žino, bet... Lietuva yra mažutė, gyvenant, dėl ko aš sakau, bėgi nuo kažko. Tas gyvenimas pasidaro monotonija, tas gyvenimas pasidaro ant tiek neįdomus. Ta prasme, nuobodus ir atrodo jau viskas siekęs ir ta prasme, man buvo 27 metų, kur aš ten buvau viską pasiekęs. Bet tu galvoji daugiau. Aš jau taip galvoju ir man norėjosi kažko daugiau. Ir turėjau nuostabius draugus, turėjau tikrai gerą gyvenimą. Bet tuo pačiu metu supratau, kad man reikia pabėgti nuo tų nuostabių draugų, kad galėčiau pati save Run, baby, run. Run, baby, run. Tau pavyko. Kad galėčiau, ta prasme, pati prasistumti ir naujai save sukurti. Naujai save sukurti ir atrasti save iš tikrųjų, nes, žinai, mes iš tikrųjų esam karta, nežinau ar tu, bet mano karta yra tokia, žinai, bandymų karta, nes aš buvau paauglė, kai mes tapom nepriklausomi. Ir mes tada... Matei suvaržymus ir matei laisvę. Suvaržymus mes matėm, bet aš nežinau, ar, ta prasme, kai aš buvau vaikas, aš nesupratau suvaržymų, nes vaikas vis tiek turi tą tokią linksmą vaikystę, nepriklausomai, tu nežinai, tu nesupranti. Jo, tu nežinai, kad tavo tėvai neturi pinigų tavęs išmaitinti, ar yra kažkokios kitos problemos.
Bet kai mes tapom nepriklausomi ir pamatėm, kas yra galima, kokios yra galimybės, kurios eina iš viso pasaulio, tada mes suvokėm, ko mes neturėjom būdami priklausomybei, bet tuo pačiu metu, man atrodo, mes bijomės madas, mes bijomės tą pasaulėžiūrą, tą europietišką pasaulėžiūrą, mes ėjom, žinai, darėm tai, ką darė visas pasaulis, bet mes iš tikrųjų niekada neatsižvelgėm į save. Sunku eina turbūt. Aš žinau daugiau, aišku, visko. Bet taip, jaučiu, suprantu puikiai, ką sakai ir atradai laisvę čia. aš galvojau, kad aš laisvę atradau tenai, bet kai aš atvažiavau čia, aš save iš naujo turėjau atkurti, suprasti. Nes šitas pasaulis yra tikras pasaulis, kuris, žinai, kad važiuoja iš Lietuvos. Tu galvoji, kad aš tiek pasiekiau Lietuvoje, aš viską galiu, man dėl, niekas manęs nenustebins. Ir nesustabdys, ir tu čia Lietuvoje wow kažkas, ir čia tikrai būsi wow kažkas. Ir tu čia atvažiuoji ir visi tave pasižiūri maždaug, matai, va ten, va, duris, arba imk šluotą į rankas ir eik plaut, valyti, dirbti, žinai, įrodyk mums, kad tu iš tikrųjų esi kažkas. Kai tu atvažiavai į Australiją, atvažiavai su kokiu traukiniu per Atlanto ir atskridai, ne? Atskridau. Nes daug pabėgėlių su valtim plaukė į Australiją. Ne, iš tikrųjų, senoviai žmonės kaip pasiekdavo Australiją, kai nebuvo jokių lėktuvų. Mano vyro tėvai plaukė su laivu. Sakė, man atrodo, užtruko 5 savaitės plaukti. Čia po Antrojo pasaulinio karo. Mano vyras, kai buvo vaikas, irgi kartu bandė, jisai yra italas, jie kartu bandė grįžti atgal į Italiją ir irgi plaukė. 70 metais vis dar plaukė atgal į Italiją. Ai, tai va, tai tu atskridai, gerai, tu skridai. Ir kai atskridai, kokį darbą pirmiausia tu pradėjai dirbti? Aš bandžiau ieškoti darbo ir buvo taip juokinga, aš bandžiau įsidarbinti į bare. Ir baro menedžeris buvo toksai čekas. Jisai ne man, bet mano draugam pasakė, kad pas mane yra wrong attitude. Ir aš niekaip nesupratau, kas yra wrong attitude. Aš noriu tik tai dirbti, žinai, kas yra attitude. Kaip tai tu turi blogą tipo požiūrį. Ir pasirodo, kad aš galvojau, kad, žinai, karalienė iš Lietuvos skrido, bet kas džiaugsis, kad čia karalienė, žinai, dirbs pas juos. Tai teko dirbti mažam coffee shop'e, kavinutėj, šalia namų. Ir viskas prasidėdavo nuo to, kad pradedi dirbti labai anksti iš ryto, darai kavas, tada bėgi į universitetą, tada grįžti iš universiteto ir tada reikia daugiau uždirbti, kad užtektų, žinai, sumokėti už mokslus už nuomą ir pragyvenimui. Ir tada aš įsidarbinau tvarkytoją namų. Tvarkiau prabangiems žmonėms namus. Bet plius prie kavinės ar... Of course, plius prie kavinės. Ir mokslo, ir kavinė, ir dar valymas. Ir dar valymas. Ir visas tavo, žinai, experience, ką tu darai Lietuvoje. Nes Lietuvoje jau aš buvau nemažai įdarbio turėjus. Kadangi čia studento vizos niekas nenori tavęs įdarbinti. Taip, žinom. Žinot, tai yra labai svarbu, žinom. jo. Kiek laiko praėjo, kada tu tapai jau tuom, ko esi? Esi pagalba visiems tiems, kurie nori į Australiją, kurie pirmų numerių turėtų paskambinti tau. Man visus reikia. Dievas tvarkyk. Kiek laiko praėjo, kai pradėjai dirbti imigracijos? 2003 aš atvažiavau, 2012 aš pradėjau dirbti imigracijoje. Po 9 metų? Po 9 Ne, po 9 metų. Taip, bet aš buvau darbuotoja, o 2018 aš atsidariau savo pačios firmą. Tai... Štai tau ir svajonių istorija. Juodas darbas. O kur nėra to duoto darbo? Ne, bet kas yra skirtumas tarp Australijos ir sakysim, Lietuvos, nes mes negalim lyginti viso kito pasaulio. Skirtumas yra tame, kad jeigu tu čia juodai dirbsi, tikrai kažko pasieksi.
tikrai pasieksi. Bet ar aš žiūrėk klystu, nes australai tai iš tikrųjų, daug kas sako, kad yra tinginiai. O, tai Mes negalim taip negražiai kalbėti. Jėzau, atsiprašau labai, bet žmonės sako, kad jie tiesiog gyvena, mėgaujasi gyvenimu ir aplink australai sėdi. Žodžiu, bet kad jie tiesiog mėgaujasi gyvenimu ir jie nesidrasko, jie nedirba daug, bet Jiems nereikia. Tai kodėl jie sėkmingai iš ko jie gyvena? Yra dalis, tie, kurie yra sėkmingi, jie dažniausiai yra paveldėję iš savo tėvų, prosenelių. Bet tėvai tai turėtų dabar. Čia nėra Lietuva, yra žmonės, kurie sukaupė kapitalą, 40 metais, 50-60, jie atvažiavo. Tais laikais, pokario metais, buvo lengviau sukaupti kapitalą, buvo mažiau žmonių, buvo daug labai darbo, buvo viskas kitaip. Tik yra labai daug australų, kurie tingi, bet kurie yra ir žemiau pragyvenimo lygio. Jie yra išlaikomi vyriausybės. Vyriausybės suteikia sąlygas. Jeigu tu esi darbis, tai labai puikius pašalpas, tu gali gyventi vyriausybės. Realiai iš valstybės pinigų. Iš valstybės pinigų, jeigu tau tai nėra svarbu, jeigu tau yra svarbu tik turėti pastogiai ir gyventi Lietuvoj, dažniausiai nelabai malonus rajonai gyventi, tai tu gali pragyventi. Bet žmonės, kurie verslo žmonės pagrindė, sėkmingo verslo žmonės pagrindė yra imigrantai. Malonu girdėti. Ja. Ir aš nenoriu keisti nieko. Aš pažįstu daug australų, kurie yra labai sėkmingi, bet jų sėkmė atėjo per patirtis, kurias jie įgavo dirbant užsienyje konflikte. Arba per patirtis, kurias jie įgavo dirbdami su partneriais, kurie nėra australai. O čia yra mano kaip ir personal. Aš nežinau, ta prasme, tai nėra 100% tiesa. Bet tai, ką tu pastebėjai? Bet tai, ką aš pastebėjau, jo. Susipažinai su savo vyru. Online. Tai čia mes labai jau personal einam. Taip, o ką? Aš galiu irgi papasakoti. Mes susipažinom verslo susitikimą su Armanu. Ir baigės tema. Boring. Boring, aišku, bet online. Ta prasme, jis buvo Italijai čia? Ne, Australijoje buvo. Prieš tiek metų. Ir aš buvau žiauriai busy. Ir jisai? Ir jisai buvo žiauriai busy. Ir jum abiem reikėjo vizos? Ne, jisai yra australas. Bet tėvai Italija, ne? Tėvai italai. Gimęs čia? Jisai gimęs čia, jo. Jam lengviau gyventi. Bet aš irgi pastebėjau, kai aš atvažiavau į Australiją. Atvažiavai? Atvažiavau su traukinuku. Visų pirma, mano ūgis, ne? Taip, labai aukšta moteris. Koks ūgis? Aukštas. Kada nors išsiaiškins. Bet kai nueidavau į barą, su manim visi šnekėdavo? Niekas nenorėjo kalbėti, nes pasirodo, aš labai, ne tai, kad baisiai atrodo, bet bijo manęs žmonės. Žinokit, nejauku šalia sėdėti. Žinai, aš galiu nustumdyti čia. Dažnai man taip kliūna. Ir aš pavargau nuo tokių, žinai, bandymų susipažinti su žmonėm kavinėse ar baruose. Gerai, o kur vasabis? Kažkur tai yra. Man atrodo, kad tu visus statymas save. Ką čia baigiau jau šitą? Taigi aš tiek pakilčiau. Neverk. Tai gerai, tai tavęs bijojo bare. Manęs vyrai bijojo, realiai. Tik tai labai girti prieitų ir pasikalbėtų ir man atsibodo. Su jais bendrauti. Gerai, grįžtant prie to, kaip susipažinai. Tai aš tada nusprendžiau varyti į online. Tais laikais, that's why. Jo. Tais laikais online buvo ne taip kaip dabar Tinder, kur ten swipe left and right, ne? Nežinau. Aš tau papasakosiu. Tais laikais reikėjo pasirašyti visą profilį. Kokias tu knygas mėgsti, kokią muziką klausai, kur keliauji. Tokį truputį, kaip čia, geresnis CV. CV. Ir tada, jeigu tu nori su kažkuo pabendrauti, turi sumokėti už žinutę. Bet aš niekada nemokėjau. Su manim susisiekdavo. Tai tie, kurie susisiekdavo,
Tie ir Jie mokėdavo. susimokėdavo. Jo. Ir taip susipažinom su mano vyru, tai jisai, kadangi irgi dirbo visą laiką, o aš mokiausi ir dirbau, tai buvo pats geriausias būdas susitikti su žmonėm. Iš pradžių perskaityti, tada pasikalbėti telefonu, tada nusprendė susitikti kokiam restorane pasikalbėti. Jeigu jau tada kažkas tai Jeigu tinka. einasi, jau tada ir eini toliau. Tai va. Kiek tu turi vaikų? Aš tai žinau, bet jūs nežinau. Kuo tu žvengi? Ar jiems patinka Australija? Jie gimė čia? Bet jie vis tiek jaučiasi kaip? Australai ar lietuviai? Ar pusiau italai? Kaip? Na, jie jaučiasi, kad jie yra maišyti. Ir jiems patinka tas statusas? Taip. Aš pavydžiu iš tikrųjų tavo vaikam. Nu, Jie baltai kaip gražiai. Jo, yra labai, bet ir tavo vaikai yra labai apkeliavę pasaulį, labai daug pamatę, palyginus su kitais vaikais. Palyginus su mumis. Pradėkime Palyginus nuo su to. mumis. Ir Jo. mes užaugom. Bet ir pavyzdžiui, mano vaikai čia buvo atėję kažkada kažkurią dieną, mes vakarieniavom ir jie atsisuko ir sako, mama, įsivaizduoju, mano klasėje yra vaikų, kurie nebuvo išvažiavę iš Australijos. Ir jiem tai yra šokas. Šokas. O man tai yra... Vaikam tavo. Jo. Wow. Kaip tai nebūtų? Esu girdėjus irgi šitą faktą, kad australai tiesiog nepalieka savo Australijos, nes o kam jiem ją palikti, pavyzdžiui? Kur toliau skristi, jeigu Australijos dydis yra didesnis negu Europa? Ne, ir žinai, ir yra labai toli skristi. Ir brangu. Taip, brangu, toli. Bet tiesiog, pirmiausia, savo šalį, žinai, reikia ištyrinėti, iškeliauti. Mama. Ne? Ta Australija tokia didelė. Taip, ir tokia įdomi. Tai jo, įdomi, bet ar tu mokėsi 3000 už kelionę į vidurį Australijos, ar tu mokėsi 3000 už kelionę Į Balį? į Japoniją, pavyzdžiui, paslidinėti? Nu, vat pasirink. Ar tu mokėsi 3000 už Ne, kelionę tai į Europą? mes greičiausiai, tyrinėtumėm Europą ar ten dar kažkur tą pačią Japoniją, Kiniją. Bet australai, tai jie, vadinasi, nesirenka nei į vidurį skristi, nei į Japoniją. Nes vidurys yra didelis raudonas. Dykuma. Ir labai daug gyvačių. O Jėzus. O tiesa, apie gyvatės, kada jas tiksim, kuriais metais? Nes kengūras po 3 metų pradedi Aš matyti. pirmą kartą juodą gyvatę pamačiau. O Dieve, tu mano. Čia ir šitam parke. Žinot, Man yra gerai. baisu. Ne, čia tai nėra. Tau Čia baisu? daug žmonių. Jo, aš irgi bijau gyvačių. O, Bijau ir gyvačių, ir šitų, ir orų, ir visų kitų gyvūnijos. Dėl to niekada nevažiuočiau į šitą, į stovyklas palapinę Australijoje. Tai mano draugai dabar draugų mergaitė, kuriai 12-13 važiavo 3 naktis į tą su palapinėm. Ir kai aš klausiau tėvo, sakau, o tu nebijai? Sako, tai bijau. Nu, Bet o ką daryt? o ką daryti? O Jėzus Marija. O tavo buvo vaikai nors kada tokia stovykloje? Buvo. Mokyklose važiuoja jie į tas stovyklas. Gimė mano dukra. Visų pirma, ką aš padariau, aš pasikabinau ant šaldytuvo visus vorus, žinai, Kad jinai žinotų, kad aš žinočiau, kuriuos reikia užmušinėti. O, tu Dieve, brangus. Ir Mane gyvenau pastovioj baimėj, kol galų gale pripratau ir supratau, kokie vorai, žinai, iš tikrųjų yra Dangerous. mūsų šitam rajone ir kaip nuo jų, žinai, O apsisaugoti Dieve, brangus. ir dėl kurių nereikia bėgti. O tai gerai, ta juoda gyvatė. Kur Ai. tu ją pamatei? Einant į pliažą. O, tu Dieve, brangus. Šitam Kokiam pliaže? Aš žinok viskas, man garbėžu. O Jėzau, kaip nacionalinis parkas, kur yra prie Kronalos kažkur tenai. Žodžiu, reikėjo pereiti šiek tiek miškiuko, kad įeiti į pliažą. Ir visi eina, žinai. Ir O, yra tu toks Dieve. takelis. Ir vyras prieš mane eina ir sako, o, atsargiai gyvatė ir toliau praeidinėja, aš taip ir sustojau, žinai. Ai, Vienoje rankoje mano sūnus, kitoje rankoje visi pripučiami žaislai. o tu Dieve. Aš stoviu. Už manęs jau, žinai, 10 žmonių sustoja, kas yra. Aš, žinai, kaip mano vyras, davai, nieko jinai tau nedarytų. O tai gerai, nei ant kelio? O, tu Dieve. Žalia. Ir aš taip niekur išneisiu. Ai, tu savo. Tai mane vos ne vyras, aš tą vaiką laikau su visais pripučiamais, žinai, žaislais, o vyras atėjo mane paėmė. O, tai gerai, kad jis paėmė. Kad pakėlė. Žodžiu,
Juoko buvo visiems. O, tu dievams. Vieną vienintelį kartą matei per tuos kiek čia 20 metų. Ačiū Dievui. O, ačiū Dievui. Tai gyvatės, žodžiu, taip maždaug po 10-mečio. Vienos nemačiau, dukra matė, bet bėgau. Kai pasakė, kad gyvatė, tai jau bėgau, neatsisukdavau. O, dievams. Aš Bet kiek pasirodo, žinau. reikia nebėgti, reikia stovėti ir palaukti, kol prašliau. Aha, ačiū už tą pamoką. Eik tu savo. Nes, tarp kitko, Australija turi nuodingiausią gyvatę pasaulyje. Jo. Ta ruda, kaip jinai ten vadinasi. Jo. Ne, tai bet dažniausiai žmonės ir klausia, kaip orai, kaip gyvatės, kaip čia Australija, ar vis dėlto nebijo čia būti, nes... Bet tai kuris čia bijos gyvena tas valtis? Ko tau bijoti, vaikeli? Aš tai vis tiek bijau, nes mano vaikai lenda į krūmus. Jie bėgioja. Nieko nėra tokies, kad tai Tikrai ne? Tai pasižiūrėk, kiek čia žmonių vaikšto, gyvatės bijo. Aš kiek žinau, bijo ir triukšmo, ne? Tai mieste saugu. Jo, mes nesaugu, tas valtis. Nu tai dabar žiūrėk, bet pavyzdžiui aš, ne? Aha. Esu Lietuvoj, aš noriu į Australiją. Ką aš turiu tokio pirmiausia padaryti? Dabar jau va taip pat profesionaliai prašom be bairių. Ką aš, būdama Lietuvoj, norėdama į pasaulio kraštą, svajonių šalį, ką aš turiu padaryti? Pirmi mano žingsniai, nes visi žinom, kad čia vizos ir kaip čia yra sudėtinga ir kad Australijoje yra pati griežčiausia visame pasaulyje. Vizų sistema. Ir jeigu kažkam dar atrodo, kad ne, va, specas, paaiškins viską, gali prašyti labai greit. Matai, ta vizų sistema ne tai, kad yra sudėtingiausia, jinai ir keičiasi beveik kas pusę metų. Žinai, kas anksčiau būdavo kad žmonės, galimybė. Apgaudinėjami visi. Ne? Kaip, apgaudinėjami? No. Dėl ko? Nu tai pavyzdžiui, aš atvažiavau vienom sąlygom, jie Pakeičia sąlygas. pip, no. Jie reaguoja į Australijos ekonomiką ir tada priklausomai nuo ekonomikos jie arba atsuka, žinai, šitą kranelį, davai leidžiam daugiau žmonių, arba užsuka kranelį. Tai dabar jie užsuko, nes jie gerai gyvena. Dabar jie užsuko, nes dabar pasirodo trūksta namų žmonėms gyventi, trūksta gyvenamųjų vietų. Ir kadangi teorija tokia yra, kad studentai okupuoja visas gyvenamasis vietas, reikia studentus pristabdyti, kad australai turėtų būti menininkai. Ta teorija, aš su jie nesutinku, nežinau, kas jie sutiko, bet nesutinku. Yra galimybių atvažiuoti su, jeigu tu turi tam tikrus, kaip vadinasi, skills lietuviškai. Įgūdžius. Jo. Jeigu tu esi statybininkas, daktaras. Inžinierius, daktaras, jo, medicina, taip toliau. Tos pagrindiniai, žiūrėk, dabar aš esu finansų konsultantė, tai man tai, ir galimybė ar nėra? Kaip finansų konsultantė yra sunkiau. Gali ir pabaigti čia tą temą, ačiū. Kaip finansų konsultantė yra sunkiau, nes finansų konsultantai negali atvažiuoti, kaip ir supranti, atskirai, independently. Ką reikia daryti? Ką reikia daryti? Žmonėm, jeigu jie planuoja atvažiuoti į Australiją, visų pirma pasižiūrėti savo finansus ir išsiaiškinti, kad jūs galite sau leisti. Išsiaiškinti, kiek reikės pinigų, kad galėtumėte establishinti save, kaip vadinasi. Įsilieti, įstatyti save. Įstatyti save į Australiją. Bet visi supratom. Kalbam be bairių, sako jinai. Bet visi supratom, jo. Visi supratom. Aš tau duosiu tokį aiškų klausimą. Statybininkas vyras, žmona nedirba, augina du mažus vaikus. Jie Lietuvoje niekaip nesupranta, kaip čia ta Australija, jų negali įsileisti taip pat paprastai lengvai. Ir ką jiem? 4 asmenų šeimai. Užsiminė apie pinigus. Ne, pirmiausia finansai. Tada visa kita, ne? Bet pirmiausia finansai. Pirmiausia finansai, nes jeigu tai, sakysim, vienas variantas yra tas, kad jeigu jau tas vyras turi darbdavį Australijoje, kuris duos jam darbą, tai tada nėra problemų. Tai yra pats geriausias emigracijos variantas. Žodžiu, kai darbdavys išsikviečia arba darbdavys pasilieka. Kaip darbdavys pasilieka. Lengviausia yra susirasti darbdavį, kai esi Australijoje, dėl to dauguma atvažiuoja čia kaip studentai, tada bando ieškoti ryšių, žmonių, darbuotojų, darbdavių, kurie padės įsidarbinti. Yra tokia kaip ir struktūra, bet tai yra labai brangi struktūra, nes studento viza, nors ir pati viza nėra labai brangi.
pigiai, bet pačios studijos yra žiauriai brangios. Tai kaip tu sakai, kiek tau reikia pinigų? Jeigu jūs atvažiuojate visą šeimą, reikia sumokėti už studijas, kurios yra, sakysim, nuo 10 iki 20 tūkstančių australiškų. Būna ir daugiau. Būna ir daugiau, bet jeigu mes einam jau, žinai, minimaliai, tada mums reikia galvoti apie nuomą. Jeigu 4 asmenų šeima, jiem reikalingas butas bent jau su 2 miegamais. Ne, aš greičiausiai dar ir neįleistų Australiją taip lengvai tos šeimos didelės į mažą butą. Taip? Australai ne. Sakysim, kaip studentai turi įrodyti, kad jie turi pinigų, kad jie galės išgyventi. Tai man atrodo, yra kažkoks, dabar tiksliai neatsimenu, bet man atrodo, reikalavimas yra turėti tiek pinigų, kiek kainuoja kursas, plus, man atrodo, apie 30 tūkstančių per žmogų. Tai mes... Jo, bet nenoriu tau sumeluoti. Jo, mums tiek daug nereikėjo. Kai jūs atvažiavot, nuo to laiko pasikeitė. Jo, prieš 2 metus atgal. Jo. Nuo to laiko pasikeitė įstatymas, ir dabar reikia daugiau pinigų parodyti, bet nenoriu sumeluoti tiksliai. Bet realiai reikia paskaičiuoti, eiti į forumus ir pasikalbėti su žmonėmis, kurie jau gyvena Australijoje, kokia yra reali situacija, kur važiuoti, į kokį miestą. Bet matai, aš tai visą laiką esu už specialistus. Aš tikrai kreipčiausi į tave pirmiausia ir visko, gal išklausiu, ar neteisingai. Dėl vizos taip, dėl vizos aš galiu patarti, bet prieš nusprendžiant, ar tu iš tikrųjų Australija yra tavo šalis, tai gali pasidaryti tą pradinį tyrimą, žinai, pats išsiaiškinti, kokia yra situacija, kokia yra ekonominė situacija, kur aš noriu važiuoti, kur aš noriu būti. Visi važiuoja į Sidnėjų ir Melburną, tai yra sunkiausi miestai, kuriuos galima patekti. Jeigu jau tu esi specialistas kažkurios srities, geriausiai žiūrėti į Perthą, į Adelaide, į Canberra, kitus miestus, kurie priima tuos specialistus lengviau. Tai tu gali padėti bet kokio mieste. Taip, bet kur. Būdama Sidnėjuje gali išsiųsti kitą Australijos pusę, į Darviną, į Perthą. Gali, ne? Tai ir gali padėti. Taip. Pirmiausia, finansai. Gerai, individualiai, ar vienas, ar keli jūs individualiai skaičiuojatės. Tada gerai, kas toliau? Kas toliau? Tada reikia išsiaiškinti, ar turit pakankamai šitų kvalifikacijų ir kurių reikia Australijai. Tai tos kvalifikacijos. Aš turbūt nežinau, aš galvoju, kaip čia viską palengvinti. Važiuojant į Australiją yra, sakysim, 3 pagrindiniai būdai. Vienas yra su darbdaviu, antras yra su savo specializacija be darbdavio, kuris yra ganėtinai sunkus ir turi būti ganėtinai jaunas, bet tuo pačiu metu ir labai patyręs, kad galėtum surinkti kuo daugiau taškų. Tai ta antra taškų sistema. Antra yra taškų sistema ir trečia sistema yra šeima. Tai jeigu turi Australijoje kažkokį tai vyrą arba žmoną, arba partnerį, kad galėtų. Tai 3 pagrindiniai. 3 pagrindiniai. Aš neskaičiuoju humanitarinių vizų, nes lietuviai negaus. Nes Europos Sąjunga yra didelė ir Europos Sąjungoje galima gyventi su lietuvišku pasu ir nesvarbu, kokie būtų tie humanitariniai šitie įgūdžiai? Priežastys. Jo. Čia, gerai, tai svarbiausia yra tie 3. Darbdavys, taškų sistema ir šeima. Santuoka. Gerai. Tai su darbdaviu bet visi tie 3 tikriausiai pradeda nuo studento. Visi 3 dažniausiai pradeda nuo studento, nors visą laiką tai yra geriausiai išeitis. Prieš pradedant studijuoti, siūlau susisiekti su bet kuo arba su studentų agentūra su manim ir išsiaiškinti, koks kelias geriausias. Jo, ir ką studijuoti, kad jums duotų galimybę pasilikti. Tokios yra tos, vadinasi, profesijos, kurios turi daugiausiai šansų ateityje. Priklausomai nuo specializacijos gali dar būti, kad, žinai, gal pas mus ir atsiras darbuotojai, kurie norės įdarbintis, jeigu tai yra technologija, ar inžinierija, ar medicina. Kartais mes galime pradėti su įdarbinti visą laiką, bet galime. Jeigu
žmonės nori, jeigu sakysim, yra startupas, kuris yra technologijos startupas, tai irgi kai kada gali padaryti verslo vizą, kuri leidžia startupui atvažiuoti į Australiją ir atsidaryti savo verslą ir pradėti kažkokią tai technologiją. Bet būtinai technologija, ne? Tai jeigu, pavyzdžiui, tas verslas yra, žinau, papildai, prieskoniai. Ne, tai vadinasi self-sponsorship, kas tai yra. Kai save gali sponsoriauti kaip darbdavys, tai turi būti tokioj srity, kuri yra naudinga Australijai. Šiuo metu yra nustatyta, kad startupai technologijoje, ir tai ne bet kokioj technologijoje, tai dažniausiai tai yra cyber security arba artificial intelligence. Tas yra ateitis. Jo, toj srity dažniausiai yra priimami ganėtinai pozityviai. Yra tokių self-sponsorship, kur žmonės investuoja į didelės kompanijas, kuriuose dirba daug australų. Irgi galima daryti, aiškinti, kad jeigu jūs norit papirkti, sakysim, didelį verslą Australijoje, kurioje dirba 10-20 australų, tada galima bandyti įrodyti, kad jeigu jūsų nebūtų, tie visi australai netektų darbo. Žinai, yra va tas, reikia įrodyti, kad tai yra naudinga Australijos rinkai, šaliai. Jo. Tai self-sponsorship yra sudėtinga, bet galima. Na gerai, o tada girdėjau apie investavimą į Australiją, kad pinigų, reiškia, daug turi investuoti, kad pasilikti galėtų, ir tai yra milijonais, ar aš teisingai? Tas vizas dabar uždarė. Ar jau jų nebėra? Jau nebėra, buvo anksčiau vizas, kurios buvo 5 milijonai, 3 milijonai, 1,5 milijono. Galima buvo investuoti, bet reikėjo įrodyti, iš kur yra pinigai. Kuo mažiau pinigų investuoti reikėjo, tuo daugiau reikėjo įrodyti, kad esi nuostabus verslininkas, kad turi kaip ir istoriją verslų, kurie buvo profitable, sėkmingi, jo. Skaidrus. Jo, tai nebuvo labai lengva, bet vyriausybė nutarė užraukti tas vizas ir šių metų gale bus galimybė atsidarys vėl nauja galimybė investicijoms, bet vėlgi vyriausybė fokusuosis ties investicijomis, kurios yra tiesiogiai naudingos Australijai. Normalu. Mes dar nežinom, kas tai yra, Kas bus, bet turėtų kažkas paaiškėti šių metų gale. Tai aš, žodžiu, galėčiau taip pat įsivaizduoti ir apibendrinti, kad jeigu esu jaunas, tai aš galiu atvažiuoti pradžioje studijuoti, svarbu pinigų, arba užsidirbti daug, arba jų turėti kažkokiu būdu susitaupyti, ne? Tai, žodžiu, visi jauni tiesiog laisvai, visi po vieną laisvai, su šeimom irgi laisvai, ne? Bet jauni, kad būtų. Tai, žodžiu, kaip tas, ten sakei, darbdavys, tada taškai, kurie renkami, va čia sukonkretink truputį, dėl ko? Taškai vadinasi, kuo jaunesnis, tuo daugiau taškų gauni, jeigu esi vienas ir neturi partnerio irgi turi papildomai taškų. Jeigu esi su partneriu, tau neduoda taškų? Neduoda, jeigu esi be partnerio, tau duoda Dėl ko papildomus. mes nesurinkom taškus, ar ne? Gauna papildomus 10 taškų, nebent tavo partneris irgi yra specialistas. Toj srity, kuri yra reikalinga Australijai, tada gauni irgi papildomai 10 taškų. Tada gauni papildomai taškų už savo mokslus, jeigu mokaisi Australijoje, gauni daugiau taškų. Jeigu mokaisi Australijoje regioniniai Australijoje, gauni dar papildomai taškų. Žodžiu, turi turėti būti, sakysim, iki 35, kad gauti daugiausiai taškų, turėti ten master's degree ir daug experience, kas yra labai sunku. Ir dar anglų kalba, kuri turėtų būti tobula. Darbdavys, taškai, santuoka, šitas, kuris ten buvo verslas, startupas, ne? Jo. Ir galbūt galimai atsidaro investicijos kažkada ir finansų. Galimai. Tai gerai, bet, žiūrėk, atrodo labai viskas sudėtinga, tikrai taip sudėtinga. Kaip nors lengviau.
Be šansų. Ne. Kuo toliau, to sunkiau. Kuo toliau, to sunkiau. Nėra taip labai lengva. Ir, žinai, galima parduoti, žinai, svajonę, bet aš svajonių nepardavinėju. Aš sakau viską, kas yra realiai. Aš sutinku, nes kai mane žmonės kasdien po 14 žinučių, aš noriu į Australiją, aš galvoju, jūs mūsų įkvėpėt, nes mes norim taip pačiai, aš žinok, siunčiu pas tave, tu žinai, ir aš bijau, ką nors sakyti, nes yra be proto sunku. Taip, yra sunku. Taip. Žodžiu, jeigu kas nors nori įsiaiškinti, kokios yra galimybės, mano paprasčiausias pasiūlymas yra atsiųsti savo resume, CV, jeigu ten lietuviškai. CV, resume. Bet reikia detalios resume, nes jūs resume, kurios yra, žinai, ten už 2015 metų neatnaujintos. Reikia detalios resume, kuri parodo visas jūsų kvalifikacijas, kuri parodo kiekvieną jūsų šitą vadinasi experience, kaip vadinasi lietuviškai. Patirtis, ačiū labai. Ačiū, aš moku angliškai. Jo. Ir jeigu ten, sakysim, yra inžinierius ar technologas ar dar kažkas išvardinti visus projektus, tais kuriais esame dirbę, ne? Tada mes galim apžiūrėti, peržiūrėti tą CV ir tada pasakyti, okei, yra šansai ir tokie šansai jums tinka, arba galbūt reikia, jeigu nori, galit studijuoti, jeigu nori atvažiuoti ir studijuoti ir tada bandyti vėliau, žinai, iš tų visų, jeigu jau mes žiūrime į specializacijas, tai čia yra lengviausias startinė pozicija savo resume, tada mes išsiaiškinam, jeigu yra šansas, sakom, okei, koks yra šansas, prašom užsiimti konsultacijai, jeigu nėra šansų, tada sakom, kad jūs galite eiti pas ką nors kitai, kuris ir pasiūlys universitetą, jeigu norit, arba panašiai Australiją. Man kas yra svarbiausia, kad žmonės visi, kurie svajoja apie Australiją, galėtų to parašyti. Gali parašyti. Gali parašyti jau. Taip. Gerai. Tai Ką tu apie mus galvoji? nes iš tikrųjų, tai Nu ką, atsimeni pirmą kartą, kai jūs atėjot pas mane į konsultaciją? nu, tas buvo prieš 2 metus. Prieš du, kai jūs tik atvažiavote, ne? Ir Kelių mėnesių bėgyje ir susipažinom. kai jūs pasakėt, kiek pas jūs yra vaikų ir aš vos nepaklausiau, ar nežinot, kas yra Tu kontracepcija. taip ir paklausai, tu nevos, tu taip ir paklausai, aš Ai, aš atsimenu taip ir kaip paklausiau, taip, jo. kaip vakar. Nes aš kaip pagalvojau, Normali, ne? kokio velnio Reikia važiuoti taip į pasakyti, Australiją su tiek vaikų. Nu, pažiūrėkit, Tai- įsidėmėkit jos veidą. Tai yra, ne, iš tikrųjų, tai yra tiek sunku. Iš principo užauginti vaiką Australijoje yra brangu. Žiauriai brangu. Kada Mokykla, susidirba, darželis ir visa kita. Nu taip. Tai kai jūs atvažiavot, kai jūs atėjot pas mane, aš galvoju, dieve. Nu gerai, bandom, žiūrim. Kas Nu, mes ilgai ruošiamės, vienas momentas ilgai ruošiamės. Jo. Bet iš kitos pusės, Bet jūs esat, matai, yra užsispyrimas. Ir Arnoldas yra labai užsispyręs žmogus ir jisai tikrai labai daug dirba. Žiauriai daug dirba dėl to, kad gauti vizą. Never. taip, aš Never. verčiu. Never. Ir iš tikrųjų tai yra juodas darbas. Tai yra juodas darbas. Visa tai, ką rodo social media, tai yra nupolizuotas langas Pinėtas langas. į tavo gyvenimą. Bet taip, aišku, Australija graži yra vandenynas, yra, žinai, graži architektūra, atrodo lengvas gyvenimas, jis nėra lengvas. Ir jūs ant savo pačių kailio, man atrodo, labai puikiai Nesakyk. žinot. Ir aš lygiai taip pat pati, kaip mamutovas sakytų, suvalgiau save ir išvėmiau Australijoje prieš pradedant gyventi. Ir man atrodo, tai yra kiekvieno žmogaus likimas. Ir yra retas atvejis, kai specialistas atvažiuoja į Australiją ir gyvena be jokių sunkumų, be jokių challenge, be jokių šimtų. Tai Yra labai retas atvejis. Yra tokių žmonių, bet Aš yra retas. būna, žinau, gaunu dažnai tokių žinučių iš sekėjų, kad sako, tai jūs jau dabar gyvenat kaip australai, vienu žodžiu, gyvenimas rožytėm klotas. Ar tikrai?
Tai Yra žmogus, kuris kaip kunigas viską žino. Jiem taip atrodo iš karto. Nes nepamiršk, kad Australija vis tiek jinai atrodo kaip šalis rojus. Kiekvienas gali ten patekti. Jūs jau esate pasiekę vien tik todėl, kad jūs pateko čia, bet iš tikrųjų kaip čia išgyventi. Tai yra labai labai sudėtinga. Yra labai sudėtinga. Skaičiavimas, taip, sutinku, skaičiuoti reikia dėl tų su mokyklų vaikų, darželių darbas, tik dar nėjo mokyklą, mes pradėjom nuo tų darželių, jo. Bet esmė, kad sako, ir aš šito vietoj, tai net ir tau tikriausiai labai prieštaraučiau, sako, kad labai jau čia brangu, jau be proto brangu ir kaip čia išgyventi, nu nebrangu. Tu, man atrodo, pamiršai, kiek Lietuvoje brangu. Aš žinau, tik iš tiesų taip. Realiai, aš Lietuvoje nesu buvusi. Taip, Lietuvoje nesu buvusi labai ilgai ir iš tikrųjų, kai nuvažiuoju į Lietuvą pas mamą ir nueinu į parduotuvę, tai šokas būna didelis. Čia pigiau. 100 eurų, kai iš tiesų mažų maišelių ir nesupratai, ką nupirkai. Kur pigiau? Čia. Taip, bet aš sutinku. Jūs turit finansinį kažkokį tai kapitalą, kuris vis tiek padeda kaip ir vienareikšmiškai Australijai. Taip. Ir tas yra labai svarbu. Mes 8 metus jai ruošiame. Taip, 8 metus. Taip, tai aš taip sakau, kad žmonės prieš atvažiuojant turėtų įsitikinti, kad jie gali sau leisti. Man asmeniškai, kai aš atvažiavau, aš galvojau, kad aš turiu pakankamai pinigų, kad galėčiau išgyventi. Aš tikrai neapskaičiavau varianto, kad kai tu išsinuomoji butą, kad butas ateina, kad gauni butą be baldų. Tik su virtuvės baldais, nei šaldytuvo nieko, reikia baldus susipirkti. Tada, matai, kol tu negauni to darbo, tu moki už studijas. Vis tiek daug moki už nuomą, už moki iš savo santaupų. Exactly. Jeigu tu turi santaupų, tai yra gerai. Jeigu tu neturi santaupų, tai aš nežinau, man bent jau prieš atvažiavau buvo didelis skirtumas ir didelis kultūrinis šokas. Aš atvažiavau iš tokios labai ganėtinai patogiai gyvenančios situacijos, turėjau savo butą ir mašiną ir visą kitą, ir darbas. Bet atvažiavau, susimokėjau už mokslus ir nieko nevyko. O uždirbti, jeigu esi dar vienas, tai vienas. Nu taip, ir vieno pajamas. Vieno pajamas. Ir jeigu tu susirgi, tai pajamos sustoja. Jie susimarė. Nes niekas tavęs nepadeda pilno etato, niekas neduoda, kad apmokėtų ligoninės. Nu gerai, tai ko palinkėtų visiems svajotojai, kurie vis dar tiki Australijos galimybę, šansų čia būti, atvažiuoti, gyventi, ko palinkėtų? Aš tai palinkėčiau nepasiduoti, tikėti savo svajonę. Ne, tai taip, svajonė tikėti galima, bet reikia realiai apskaičiuoti savo galimybės. Ką čia palinkėti? Ką palinkėti? Ne, tai sėkmės. Ieva! Nors pas tave, matai, pas tave žalias, o pas mane ne žalias. Bet o kodėl va abudu atstumdosi, matai? Alio. Matai? Kas? La. Nu, nesvarbu, koks skirtumas. Zin. Senatvė. Tau senatvė? Nepapasakok. Hello, dagi. Oh my god.